išleidus. Tai artėjame prie pabaigos, paskutinė sekcija, 6, bet nemažiau reikšminga ir svarbi. Net 4 pranešėjai, tai dabar kviečiu Aidą Savicką, Lietuvos kultūros tyrimų instituto mokslo darbuotoją, paskaityti pranešimą Tautos balsas globaliame pasaulyje, dainų ir šokių šventės reikšmė 21 amžiuje. Tai sveiki visi. Tai šiandien mano pranešimas bus skirtas pristatyti empirinio tyrimo duomenis, daugiausiai tam dėmesio skirsiu, nes turbūt pačios dainų ir šokių šventės pristatinėti niekam nereikia, bet klausimas kyla mūsų skaitmeniniam pasaulyje, kur įtinklintas bendravimas ir mašininis mokymasis ir dirbtinio intelekto technologijos, jos skatina kultūrinę homogenizaciją ir globalaus naratyvo formavimąsi. Tai šitam kontekste, kaip mes galim žiūrėti į savo tokį gal didžiausią nacionalinį kultūros renginį ir kaip jį galim vertinti. Bet čia noriu pasakyti, kad čia šiandien kalbėsiu apie Lietuvos gyventojų vertinimus, pristatydama reprezentatyvių apklausų duomenis. Tai visa šita skaitmeninio pasaulio aplinka, jinai iš tikrųjų kelia daug iššūkių siekiant išlaikyti senasias kultūrinės tradicijas ir puoselėti nacionalinės kultūras ir bendruomeninę sanglaudą. Ir šitoj šviesoj kyla klausimas, kokį santykį su mūsų etninės kultūros išlaikymu turi gyventojai. Ypatingai svarbus klausimas buvo tyrime, ką jaunesnės kartos apie tai galvoja, nes dažnai irgi linkstama sakyti, kad jaunimas, tai jie gyvena tinkluose, jie seka globalius komunikacijos srautus ir iš tikrųjų vis mažiau dėmesio skiria būtent vietos kultūros reiškiniams. Tai kalbant apie dainų šventę, galima galbūt apie mokslinį požiūrį į dainų šventę būtų galima išskirti tokius 2 labai priešingus vertinimus. Vieni dainų šventę laiko tautinės tapatybės palaikymo, stiprinimo, tautinės atminties aktualizavimo šiuolaikiniam žmogui priemonė. Tuo tarpu yra ir nemažai balsų, kurie tai vertina kaip mūsų sovietinės praeities reliktą ir atsinešantį daug ir simbolikos iš senojo režimo laikų. Ir kartais atrodo, kad dialogas tarp šias stovyklas atstovaujančių žmonių yra sunkiai įmanomas. Bet man atrodo, pirmiausia, kai kalbam apie dainų šventę ir ją tyriam, turime aiškiai apsibrėžti, kokį laikotarpį mes turim galvoje, kokias metodologinės prieigas mes naudojam tyrimams ir kokius duomenų šaltinius pasitelkiam. Nes jeigu mes analizuojam, tarkim, dainų šventę sovietmečiu ir tarkim, pasitelkiam institucinę analizę, tai mes turėsim vienokias išvadas. Tačiau jeigu mes kalbėtumėm iš atminties antropologijos ar socialinės istorijos perspektyvos, darydami, tarkim, kokybinius tyrimus su gyventojais, matyt, išvados būtų kiek skirtingos. Tai įvesdama tą metodologinį aiškumą, aš iš karto deklaruoju, kad mano tyrimo objektas yra šiuolaikinėje visuomenėje paplitę dainų ir šokių šventės vertinimai, jos samprata ir svarbos visuomenėje vertinimai. Šitas tyrimas yra paremtas 2 reprezentatyvių apklausų duomenimis. Tos apklausos buvo atliktos 2014 metais ir 2024 metais, praėjus savaitai po tais metais vykusių dainų švenčių. Ir apklausos buvo vykdomos naudojant tą patį klausimyną, kad duomenys galėtų būti palyginami. Apklausose dalyvavo abiejose virš 1000, kiekvienoje virš 1000 gyventojų ir apklaustųjų amžius nuo 18 iki 75 metų.
Tai šie duomenys leidžia mums įvertinti su dainų švente susijusias gyventojų nuostatas ir susidomėjimą, įsitraukimą į renginius ir kaip jie vertina svarbą pasaulyje ir pažiūrėti į šių rodiklių dinamiką per pastarąjį dešimtmetį. Tai kalbant apie įsitraukimą į dainų šventę, kuri yra iš tikrųjų masiškiausias kultūros renginys Lietuvoje, šie duomenys ir iliustruoja. Mes matome, kad pačių įsitraukimas gyventojų dalyvių vaidmenyje, atlikėjų vaidmenyje iš esmės nepasikeitė per dešimtmetį, nes bent vieną kartą dalyvavę dainų šventėje sakėsi 8–9% gyventojų ir dar 7% abiejose apklausose pasakė, kad jie yra dalyvavę daugiau negu vieną kartą. Ir buvo klausima taip pat ir žiūrovų, koks yra jų įsitraukimas, ar jie dalyvauja pačiose renginiuose fiziškai, ar jie stebi transliacijas per televiziją, ar reguliariai, ar pavienės tik tai transliacijas, ar jų nedomina dainų šventės iš viso pati dainų šventė. Tai kalbant apie žiūrovus, net 2/3 visuomenės išsakė, kad jie domisi dainų švente vienokia ar kitokia forma. Ir nors matomi tam tikri svyravimai tarp skirtingų apklausų, tačiau jie nėra statistiškai reikšmingi. Tai apibendrinant galėtumėm sakyti, kad susidomėjimas dainų švente išliko panašus per laikotarpį tarp dviejų apklausų. Kaip matėm ankstesniai skaidriai, stebinčių dainų šventės renginius per televiziją kito tik tai nereikšmingai, tačiau turim ir kitą duomenų šaltinį, kuris irgi yra įdomus sulyginimui. Tai yra televizijos transliacijų tyrimai atliekami TNS agentūros ir čia mes matom šiek tiek jau kitą paveikslą. Čia mes kalbam apie televizijos auditorijos tyrimus, kai realiai yra fiksuojama, ar žmonės žiūri ar nežiūri, ne tai, ką jie atsako, nes tai irgi ne visą laiką yra duomenys apie tą patį. Tai čia reikia pastebėti, kad 24 metais nacionalinis transliuotojas šventės transliacijom apskritai skyrė daug didesnį dėmesį negu ankstesniems šventėms, nes transliacijos buvo visos pagrindinių LRT kanalų ir tikrai daug buvo tiesioginių transliacijų gerų, žiūrimiausių eterių laikų, nes ankstesniais metais būdavo ir nepagrindinių kanalų, ir kartojama labai nepatogių laikų. Tai čia palyginimui parinkau tik tai tuos renginius, jų transliacijas, kurios įvyko, jos buvo tiesioginės ir tuo pačiu laiku, žodžiu, rodomos, kad mes tikrai galėtume matyti žiūrimumo pokytį, o ne tai, kad, tarkim, buvo palankesnis ar nepalankesnis metas žiūrovams stebėti. Ir mes čia matome, kad 24 metais žiūrovų, televizijos žiūrovų dėmesys transliacijoms yra išaugęs, kalbant apie tuos didžiuosius renginius, ypatingai šokių dienai, taip pat ir dainų diena, kuri visą laiką yra toksai kaip ir baigiamasis akordas sulaukiantis daug dėmesio. Taip pat ir ansamblių vakaro transliacijos sulaukė daug didesnio ir tokio nuosekliai augančio dėmesio, nes čia mes galim fiksuoti ir 18 metų dainų šventės transliacijas. Tai mes matom, kad tas žiūrimumas nuosekliai auga, o labiausiai žiūrimi yra tradiciniai renginiai, šokių ir dainų diena. Jeigu kalbam apie tai, kurie labiausiai žmonėms įsiminė renginiai, tai, kaip matėm ankstesniai skaidriai, tarsi šokių diena labiausiai buvo žiūrima, tačiau apklausos duomenim žiūrovams įsimintiniausia būtent yra dainų diena Vingio parke. Kitų renginių populiarumas per jų, taip sakant, išdėstymas pagal populiarumą nepasikeitė tarp apklausų, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį, kad beveik visų iš jų paminėjimo dažnis išaugo, nes žmonės galėjo įvardinti po keletą tų renginių. Tai reiškia, kad kaip labiausiai įsiminusius 24 metų apklausoje žmonės buvo linkę įvardinti daugiau renginių negu prieš 10 atliktam tyrime.
Ir aptarus šito įsitraukimo masiškumą, kyla taip pat klausimas apie šventės prasmę, kokia jinai yra šiuolaikiniame pasaulyje, ar tai yra siejama su bendrai pramoga, festivalio kažkokia atmosfera, ar mes galim kažką tai kalbėti apie sąsają su tautinė tapatybė ir panašiai. Ar tai yra, kaip irgi turim nuomonių, kad tai yra toks komercializacijos ir festivalizacijos tiesiog pavyzdys. Tai taip pat apklausoje turimi duomenys leidžia tam tikrų įžvalgų padaryti ir čia tik 24 metų tiesa apklausoje buvo šitas klausimas užduotas. Kaip Jūs manote, ar Lietuva gali didžiuotis išvardintais dalykais pasaulyje? Ir jiems buvo išvardinti tokie dalykai, kaip, noriu būtent išvardinimo eilę pasakyti, nes tas irgi svarbu. Pirmiausia buvo klausima apie lietuvių kalbą. Taip, sekundėlę, kad tuoj. Pirmiausia buvo sporto pasiekimai, papročiais ir tradicijom, savo kalba, mokslo ir technikos pasiekimai, savo istorija, bei dainų ir šokių šventė. Tai žodžiu, tas eiliškumas dėl ko svarbus, nes yra tokia tendencija, kad kai apklausoj pateikiam kažkokį išvardymą, pirmiau paminėti sulaukia didesnio kažkokio tai apklausėjų tokio palaikymo. Tai dainų šventė čia buvo paklausta paskutinė. Nepaisant to, pagal atsakymus mes matome, kad ji yra pati dažniausiai, kad jie galime didžiuotis pasaulyje, būtent dainų šventė atsiranda pirmoje vietoje kartu su lietuvių kalba. Kiek mažiau pritarimo yra, kad savo istorija, papročiais ir tradicija, o tuo tarpu sporto pasiekimai ar mokslo ir technikos pasiekimai, jie taip pat, aišku, yra labai dažnai, sulaukia pritarimo, kad jais galime didžiuotis pasaulyje, bet sulaukia sąlyginai mažesnio pritarimo negu tarkim, mūsų šventė ar tradicijos. Ir tai yra, toksai, pavyzdžiui, man pačiai netikėtas buvo atradimas, kad globaliam sparčių technologinių inovacijų, kurios taip akcentuojamos pasaulyje, apie tai daug šnekama ir žiniasklaidoje turim daug nušvietimo apie tai, ką mūsų mokslininkai pasiekė, kokių mes čia esam atradę dalykų. Vis tik tai tos lokalios etinės kultūros elementai dažniau buvo įvardyjami kaip verti pasididžiavimo dalykai. Kitas buvo konkrečiai, jau jeigu sugretinam su tuo, kai buvo prieš 10 atsakyta į šitą klausimą ir kaip 24 metais, tai mes matome, kad labai išaugo žmonių, kurie vienareikšmiškai teigiamai įvertino, kad taip tikrai galime didžiuotis dainų švente pasaulyje. Atitinkamai kitų atsakymų dažnis kiek sumažėjo, nes visą tą prieaugį susirinko tas vienareikšmiškai teigiamas įvertinimas, kad galim didžiuotis. Taip pat buvo klausima apie tai, kuo dainų šventė yra svarbi Lietuvai ir čia bandant užčiuopti tą, tarkim, komercializacijos, festivalizacijos galimą dalyką. Tai atsakymų įvairovė yra, kaip matote, skaidrėje ir čia noriu atkreipti jūsų dėmesį į kelis dalykus, kad pirmiausia, jeigu 14 metais net 35% respondentų jie negalėjo atsakyti į šį klausimą, kuo dainų šventė yra svarbi Lietuvai. Tai 24 metais tokių liko tik tai 1%. Absoliučiai dažniausias atsakymas abiejose apklausose buvo, kad dainų šventė yra kultūrinio paveldo puoselėjimas. Būtent su tuo ji yra siejama. Kiek mažiau akcentuojamas tautos vienijimas ar ten jaunimo patriotinis auklėjimas. Ir tas skirtingų kriterijų eiliškumas per 10-metį mažai tepakito. Tačiau dar vienas svarbus dalykas yra, kad 24 metais visi atsakymų pasirinkimai buvo akcentuojami labiau nei prieš 10-metį. Ir beveik dvigubai išaugo būtent pritarimas teiginiui, kad dainų šventė vienija tautą. Čia tik tai dar paminėsiu, kad kalbant apie tą, tarkim, sovietinio šleifo, irgi tą idėją, kad tai vis tik tai yra mūsų ne pačios šlovingiausios praeities reliktas, tik
tik tai vienas respondentas iš 1008 tikriausiai pasakė, kad tai yra sovietinis palikimas. Tai vis tik empiriniai duomenys nerodo, kad šiandien mūsų visuomenės gyventojai dainų šventę traktuotų kaip sovietmečio kažkokį tai reiškinį. Ir trumpai dar apie jaunasias mūsų kartas, kuriom ten daug turim visokių priekaištų. Tai galim kelti klausimą, ar dainų šventė išlaikys tą tautos telkimo ir tapatybės įtvirtinimo potencialą ir jaunosioms kartoms. Tai čia galim pažiūrėti į atsakymų skirtumus pagal amžiaus grupės ir analizuojant skirtingo amžiaus žiūrovų įsitraukimą į renginius, kokio jie pobūdžio ir kokio masto, mes matom tokia netikėta, bent jau man tai buvo netikėtas atradimas, kad jeigu 2014 metais jauniausios grupės respondentai buvo mažiausiai įsitraukusi auditorija, tai per dešimtmetį kaip tik šioje grupėje dėmesys dainų šventei gerokai suaktyvėjo pagal visus čia turimus parametrus. Ir tas pokytis tik šioje vienintelėje grupėje buvo statistiškai reikšmingas. Kitose amžiaus grupėse taip pat matom tam tikrus svyravimus, bet jie yra statistinės paklaidos ribose. Jeigu mes analizuojam panašiai atsakymus į klausimą, ar manote, kad Lietuva gali didžiuotis dainų švente pasaulyje, tai matom, kad abiejų tyrimų metu respondentai nuo 18 iki 45 metų amžiaus, jie kiek mažiau negu vyresni buvo linkę pritarti šitam teiginiui ir nors tie skirtumai nėra labai dideli, bet jau jie yra statistiškai reikšmingi. Ir čia yra svarbus dalykas, kad per dešimtmetį pritarimas teiginiui išaugo visose amžiaus grupėse, įskaitant ir jauniausias. O iš to galim daryti tokią išvadą, kad tie skirtumai jauniausių žmonių ir vyresnių daugiau susiję su amžiaus skirtumais, o ne su tuo, kad jaunimas mažiau tarkim, mažiau pritarė šitam teiginiui. Čia turiu minty, kad ta turinio ir formos specifika tarsi gali būti mažiau patraukli jaunesniam žmogui negu vyresniam dėl paties renginio pobūdžio, tačiau taip pat mes matom augimą, pritarimą šitam teiginiui per dešimtmetį ir pačių jauniausių žiūrovų tarpe. Ir jeigu mes kalbam apie tai, kuo dainų šventė svarbi Lietuvai, tai nors jaunesni žmonės mažiau negu vyresni akcentuoja tuos aspektus susijusius su tautinė bendrystė ir tarkim, kultūrinio paveldo puoselėjimu, tačiau visų šių aspektų svarbos akcentavimas taip pat reikšmingai sustiprėjo visose amžiaus grupėse, įskaitant ir pačius jauniausius. Ir pabaigai apibendrinant, noriu pasakyti, kad šie duomenys rodo, kad dainų šventė laikoma vienu svarbiausių tautinio pasididžiavimo objektų šiuolaikinėje Lietuvos visuomenėje ir labiausiai akcentuojami jos svarbos aspektai būtent yra susiję su tautinės tapatybės raiška ir įtvirtinimu, o spartus dabar globalizacijos technologinio progreso procesai to įsitikinimo nei kiek nesumenkina, jisai netgi sustiprėjo per dešimtmetį. Šventės emocinis patyrimas lieka aktualus ir jaunosioms kartoms. Ir atsakant į klausimą dėl tradicijos perspektyvos, reikia turbūt atsigręžti į praeitį ir paklausti, kaip ji iki šiol sugebėjo išlikti ištisą šimtmetį per visus tuos dramatiškus pasikeitimus. Tai atsakant į šį klausimą, latvių sociologas Talis Tysenkopfas išskiria kelias valstybei ir visuomeniai svarbiausias funkcijas dainų šventės, kurios tą aktualumą palaiko. Tai yra nacionalinio sentimento reprodukcija, atskirų žmonių
ir socialinių grupių bei tautos telkimą tam tikrų vertybių pagrindų, bet taip pat ir politinio elito tikslų įgyvendinimą. Ir jų teiginys yra tas, kad nors skirtingais laikotarpiais skirtinga ši funkcija dainų šventės gali įgauti didesnį ar mažesnį aktualumą, tačiau ji niekuomet netampa visiškai nesvarbi. Visais laikotarpiais visos šios trys funkcijos yra svarbios ir būtent tai užtikrina tradicijos gyvybingumą. Stengiausi spėti. Ačiū labai. Jau taip žinote. Galėtų būti etalonas, kaip reikia paisyti laiko ir jausti save laikę. Gal mano greita kalbė ne visiems. Ne, čia nebuvo greita, buvo žymiai greičiau kalbančių šitoje konferencijoje. Tai bus klausimų turbūt, nes prašau. Aš noriu pasisakyti kaip visų trijų švenčių dalyvė. Pirmiausia, 14, 18, 24 metų dalyvavau dainų dienoje su choru ir noriu paklausti, ar logiška, kad buvo klausta tik 1000 žmonių, jeigu vien dalyvių buvo 30 000 per visą šventę, dainų, šokių, pučiamųjų orkestrų ir ansamblių dienos. 30, net daugiau nei 30. O čia klausia 1000 žmonių. Tai vienas momentas, o kitas momentas, kad gal nereikia pradžios pranešimo sakyti, kad daugelis yra, kurie nepritarė. Tai tas daugelis paaiškėjo, kad 1% iš to apklaustųjų. Tai irgi, nes iš tikrųjų, tai noriu labai atsakingai pasakyti, kad sovietmečiu aš dalyvavau 10 metų universiteto dainų šokio ansamblėje ir per tą laiką buvo bent 3 šventės ansamblių dienoje ir gaudiamus kas 2 metus įvairiuose visose Baltijos valstybėse, tai jau nesuskaičiuojant, kiek iš viso buvo. Ir tikrai noriu pasakyti, kad mes vietoj tautinės giesmės visada giedojom Lietuva brangi, visi verkė ir visi atsistodavo. Tai tikrai nežinau, iš kur tas sovietinis šleifas. Aišku, kad buvo programa, kur ten įdėdavo kokį nors rusų šokį ant juoko, kaip lietuviai šoka, žodžiu, tai buvo visiems anekdotas, bet tikrai negaliu, sakau, net klausyti, bet tokių nusipelniusių mūsų kabutėse atstovų Lietuvoje, kurie tikriausiai nei vienoj šventėj nebuvo ir nemoka nei vienos liaudies dainos, kaip aš sakau, o drįsta kritikuoti ir paišyti kažkokį sovietinį naratyvą. Tai tikrai mes labai visi, nežinau, eisim irgi gatves ir protestuosim, nes paskutinė šventė 24 metų, kai iš viso parodė tokį susiteikimą vien dėl to, kad jinai buvo šimtmečio dainų šventė, reiškia, jinai prasidėjo vien 924. Ir kodėl reikia paišyti sovietinį naratyvą, bet čia jokios formos. Ačiū. Klausimas jau beveik pasimiršo, bet gal jūs atsimenat, ko jūsų klausė pradžioje. Atsimenu 2 klausimus. Tai vienas yra labai toksai techninis ir čia susijęs su sociologiniam apklausom. Tai dar sykį noriu akcentuoti, kad tai nebuvo atrinkti apklausti dalyviai ir atlikėjai. Mes čia kalbam apie Lietuvos gyventojų apklausą. Ir taip, nes yra tokia metodologija, nustatyta yra atrankos kriterijai, kiek turime apklausti žmonių skirtingose Lietuvos miestuose, kaimuose, pagal amžių, pagal jų išsimokslinimą, taip pat pagal tautybę, kad galėtumėm daryti tos nuomonės apibendrinimą visai Lietuvos visuomeniai, su 3% paklaida. Tiesiog tai yra sociologinės metodologijos dalykas, kad mes apklausę 1000, jeigu laikomės tų kriterijų, kad mes turim apklausti tiek vyrų, tiek moterų, tiek miesto, tiek kaimo gyventojų, kas ir buvo čia padaryta, tai tuos tyrimo rezultatus mes galime apibendrinti visai visuomeniai, kad tai yra atspindys visuomenės nuomonės. Tada dėl tos, tarkim, sovietinio šleifo ar panašiai, tai čia irgi iš to, kad laiko mes turime mažai, tai tikrai labai prabėgom, tik tai tą užsiminiau, tai noriu pasakyti, kad mano vertinimas nėra toksai, aš tik sakau, kad yra 2 mokslininkų stovyklos. Vieni tikrai labai daug ir išsamei kalba apie tai, kaip yra dainų šventė svarbi tautos vienijimui, simbolikai, ritualams ir panašiai, bet tikrai turim
garsių balsų ir įtakingų mokslininkų, kurie turi visiškai kitą požiūrį. Tai iš tikrųjų šitos apklausos tikslas ir buvo toksai, kad išsiaiškinti, ar ne, nes mokslininkai archyvose, jie iš tikrųjų negalima paneigti jo milžiniško darbo atlikto archyvose, labai įdomu su tą medžiagą susipažinti ir su analizėm, bet mano pozicija yra tokia, kad mes turime ir kalbėti, kad mes kalbam apie tą laikmetį ir mes naudojam archyvinius dokumentus, ar ne? Net jeigu mes kalbėtumėm apie tą laikmetį, bet mes naudotumėm ne archyvinius dokumentus, nes aišku, kad išliko tokie dokumentai, kurie buvo archyvuose surinkti ir iš viso jie buvo tokie renkami. Jeigu mes būtumėm ėję ir kalbėję su žmonėmis tuo metu ir galimai mes visiškai būtumėm kitokį vaizdą susidarę. Tai bet ir mano ir yra ta pozicija, kad mes diskutuoti galime, bet tada turim labai aiškiai apsibrėžti, kokį laikmetį, kokiais metodais mes tyriame ir kokias išvadas mes iš tų duomenų galim padaryti. Tai ką mes matom šiai dienai, per dešimtmetį paskutinį, tai iš tikrųjų matom milžinišką tautos palaikymą ir būtent šventei kaip tautos vienijimo ritualui, o ne kaip dar vienai pramogai ar festivaliui ar sambūriui ir panašiai. Kad tas turbūt irgi yra svarbu ir patrauklu tam tikrom gyventojų grupėm, bet labiausiai būtent yra akcentuojamas tas tautos sutelktumo ir savo tradicijų puoselėjimo dalykas. Taip, aš prašau glaustai formuluoti klausimus, nes mes labai daug sugaištam laiko. Prašau. Stengsiu glaustai formuluoti. Toje lentelėje buvo apie dainų šventės, bet pripažinimą didžiavimas. Tarp 14 metų ir 24 metų buvo skirtumas 30 kažkiek, tai daugiau kaip 1%. Kad 1% atsakė, kad nesididžiuoja, ar kažkas panašaus. Kaip jūs aiškintumėte tą tokį per 10 metų pasikeitimą? Kokios priežastys gal analizavo, kokios... Dabar ne vis... Ar geopolitiniai situacija neturi tam įtakos? Dabar noriu tik tai pasitikslinti, apie kurią mes skaidrę kalbam, apie šiuos duomenis, ar... Ne. Čia jau bus dalyvavimo duomenys tikriausiai. Ar gali didžiuotis pasaulyje, arba... Kad tikrai, va čia tas labai sustiprėjo palaikymas, pritarimas. Aš neatmesčiau, aišku, iš tyrimo duomenų negalime pasakyti, kad tikrai tai yra susijęs su geopolitinė situacija, bet tikrai neatmesčiau, nes čia 24 metai, aišku, priklauso ir nuo kitų dalykų, ir nuo to, kaip tarkim, transliuotojas skiria dėmesio, ar ne? Nes, pavyzdžiui, prieš 24 metų šventę tikrai televizijoje buvo daug anonsuojama, labai gražiai. Aišku, dėl komunikacinės žinutės ten irgi skirtingi specialistai turėjo savo nuomonės, bet tikrai tam buvo skirta labai daug ir eteryje, netgi pačių transliacijų metu, prieš transliacijas buvo pokalbiai su ekspertais studijoje ir panašiai. Tas irgi suteikia tam tikrą reiškinio svarbos pajautimą, ar ne, žiūrovui. Tai vienareikšmiškai atsakyti, kas tą paskatino, sunku. Aišku, ir tas šventės šimtmečio akcentavimas, tas tradicijos pabrėžimas irgi galėjo turėti įtakos, bet mes matom, kad tikrai susidomėjimas ir pati dalyvavau renginiuose, tai ir ne vienus metus, tarkim, Vingio parke, tai visi, kas ten buvo, turbūt gali pasakyti, kad tai buvo pirmas atvejis, kai žiūrovai netilpo į Vingio parką. Tai visos ankstesnėse šventėse kažkaip dar mums pavykdavo ten tilpti, o 24 metais tiesiog fiziškai buvo jau nebeįmanoma ateiti tam, kad tikrai būtų
matoma, tiesiog įeiti į Vingio parką buvo sunku. Tai čia iš įvairių tų šaltinių, ar ne, galim surinkti duomenys, nes čia yra statistika, bet mes taip pat galim šnekėti su jaunais žmonėm, ar ne? Ir esu tokių irgi turėjusi interviu, tarkim, su jaunais žmonėm, kurie dalyvauja, kurie šoka. Tai reikia suprasti, kad tam, kad tu šoktum dainų šventėje, tai neužtenka ateiti ar ten savaitę parepetuoti, ateiti ir pašokti. Tai yra 4 metų darbas, yra nustatoma programa, parenkami kūriniai ir žmonės dirba. Ir tada kyla klausimas, o kur jaunas žmogus savo gyvenime šiandien atranda motyvaciją dirbti 4 metus dėl to, bet pasirodymo, aišku, yra regioninės šventės, tų koncertų yra ir daugiau, bet tas irgi yra labai svarbu, kad čia nebėra, sovietmečių liepė, ar ne, moksleiviai važiavo, dainavo. Šiais laikais mes apie jaunąją kartą nebepasakysim, kad jiems yra liepta šokti, ar ne? Nebelabai mes jiems kažką tokio galim liepti. Reiškia, mes čia daugiau kalbam apie vidinę motyvaciją, kad jaunas žmogus mato tame prasmę, turi norą, kažkodėl laiko tai svarbiu. Tai gal pagrindinė mano žinutė šiandien ir būtų, kad labai savo aiškiai apibrėžti, apie ką mes šnekam, kokiais duomenim mes remiamės ir kokias išvadas iš to galim padaryti. Taip, 10 sekundžių klausimui, 20 atsakymui. Prašau. Čia kolegos diskusijom jau palikime. Daktarė Vida, prašau. Kolegos, nesigirdi klausimo. Ne, iš tikrųjų surinkti 1000 atsakymų, tai... Ne. Yra profesionalios įmonės, kurios atlieka tokias apklausas, jos turi metodiką. Taip, tai sociologai taip pat labai gerai žino ir kokios tai yra. Klausimyno sudarimas buvo mano indėlis ir duomenų analizė. Bet pačios apklausos 1000 žmonių, sociologai tokios apklausos neatlieka, nes tai neužtenka tiesiog apklausti, tarkim, 1000. Tai turi būti žmonės, sakau, atrinkti pagal amžių, pagal išsimokslinimą, pagal tautybę, pagal gyvenamąją vietą ir tai daro profesionalūs interviuotojų tinklai, kurie būtent atskiruose regionuose dirba. Ačiū, jau tikrai